Sveiki, mėlyjeji, ir vėl Jurijus Slavas. Šios dienos tema, kurią norėčiau pasidalinti su jumis, yra apie požiūrį. Apie požiūrį į veiksmus, kuriuos mes darome, ir į tų veiksmų energijos įdėjimą į tos veiksmus. Kiek energijos mes į tai įdedame. Ar mes stengiamės 100%, ar mes stengiamės 99%, ar mums atrodo, kad mes stengiamės 100%. Ir aišku, kaip tai įtakoja mūsų rezultatus. Kalbu apie tai dėl to, kad kaip tik dabar esu iš sporto klubo po pakankamai intensyvios treniruotės. Ir va, ten kaip tik man gimė ta mintis, kaip mes gyvenime iš tiesų elgiamės, kaip mes gyvenime siekiame tų savo tikslų, kuriuos esame užsibrėžę, ir ar tikrai įdedame visus 100% pastangų į tai. Ir kaip mes žiūrime į tai, ar mes įdedame 100%, ar mes manom, kad tų pastangų pakanka. Ir čia man prisimena viena istorija, interviu pasaulio čempiono, kai buvo klausima jo, kaip jums pasisekė pasiekti tokius rezultatus. Ir tai buvo pasaulio štangos sunkiasvoris čempionas, jeigu neklystu, tai buvo bulgaras. Vardo dabar tikrai neatsiminsim, bet jo žurnalistai paklausė, sako, va jūs treniruojatės labai daug, sako, kuris pakartojimas štangos to stumimo jums yra sunkiausias, kai jūs darote? 1, 10 ar 5, ar ten 7 iš 10, kuris yra sunkiausias? Ir bulgaras pagalvojęs atsakė, žinot, sunkiausias ko gero yra 11. Ir va čia slypi ta pagrindinė mintis ir paslaptis, kodėl vieni žmonės pasiekia daugiau negu kiti ir turi geresnius rezultatus. Nes vieni stengiasi ne 100%, o 110%, o kiti stengiasi 99%, bet galvoja, kad 100%. Ir labai dažnai, kai mes darome paskutinį, atrodytų tą pakartojimą kažkokį sporte, tas lengvai yra vizualizuojama, bet ir mūsų kituose veiksmuose, ir gyvenime, ir versle mes dažnai susidurime su situacijomis, kai va tas toks menamas stumimas atrodytų yra labai sudėtingas ir mes galvojam viskas, nu čia tikrai paskutinis, daugiau nebegaliu, paskutinės jėgas įdedu. Mes padarom jį ir padedame į šoną tą savo svarmenį, virtualų svarmenį. Bet pasirodo, kad jeigu mes susikauptume, mes galėtume padaryti dar vieną, o kartais net ir dar vieną, ir dar vieną, ir dar vieną, ir tai leistų pakilėti mūsų sporto prasme fiziškai, kitose sferose, taip kaip reikia tose sferose pakilėti mūsų, tai yra ar verslo rezultatuose, ar santykių rezultatuose, į gerokai aukštesnę kokybės kortelę. Tad pagalvokite apie tai, kiek pastangų ir kiek pakartojimų tų savo veiksmų sferose, kuriuose norite turėti geresnius rezultatus, jūs darote. Pasidalinkite savo mintimis ir savo patirtimi komentaruose žemiau. Man tikrai yra labai įdomu išgirsti jūsų patirtis ir jūsų mintis apie tai, kiek procentų, kiek pakartojimų darote jūs ir kuris iš jų yra sunkiausias. Visgi 10, 11, o gal 15. Jeigu manot, kad šis video galėtų būti naudingas ir kitiem, pasidalinkite juo socialiniuose tinkluose arba tiesiog nusiųskite nuorodą į jį savo draugams. Su jumis buvo Jurijus Slavas ir mes pasimatysime kitose video. Iki.